Buenos días, amigos. Na ir štai prabėgo dar vieni literaliai metai ir aš sugrįžau į Malagą pasimti motociklo. Labai laiku, nes iš tikrųjų Karimas, kuris buvo priėmęs mano motociklą, dėja nebegalėjo ilgiau laikyti, taigi atvažiavau, akumas nusėdęs, padangos tuščios, benzinas atsukus bėga, upelis kiaurai. Žodžiu, akumą mums pavyko užvesti su kitu akumu, vos ne jos taip kartu, žinai, sulietus. Tada padangas priputėm, turėjo pompą, o benzinas bėga ir dabar ant rezervo atvažiavau iki degalinės, bet trūkčiodamas, nežinau, ar čia trūkčiojo dėl to, kad trūko kuro, ar jisai senas, ar dar koks velnias. Žodžiu, bet šiandien važiuojame į viešbutį ir spa, o rytoj pradėsime spręsti problemas šitos kelionės. Važiuojam? Praška viską. Bet nepaisant visko, žiauriai gerai yra sugrįžti. Taip ir tikėjausi, kad bus tokio gerumo. Žodžiu, pabandžiau aš nuimti karbiuratoriaus rezervuarą. Ten yra plūdė, kuri reguliuoja, kiek kuro yra rezervuare, ir greičiausiai yra tokia guminė tarpinė, kuri sudžiūvo ir sukietėja ir praleidžia kurą. Nes išardžius vis tiek leidžia, taigi teks dabar važiuoti kurį laiką on-off režimu, išjungiant, įjungiant kurą, kad nebėgtų tas kuras ant variklio. Bet kokiu atveju, dabar yra serviso diena, yra nauja diena ir 12 laipsnių šilumos. Prieš servisą dar užsukime trumpai rytinio krosaną ir pradėsime dieną. Taigi vasario mėnuo, Ispanija, nuotykinė kelionė, važiuojam. Va čia. Nors iš ryto pirmą kartą užsivedė, papusryčiavus savo skaniai vietinėme gurmet restorane, nebegalėjau užvesti motociklo, iš kokio 5 karto aš jį užsistūmiau, nes tik užsistumiais užsiveda, tau reikia greit šalmo apsirengti, ten viską, kuprinės pasiimti, viską ir užgesta. Tada iš naujo vėl užsivedi, vėl užgesta. Taip, šiaip ne taip dasigavau aš iki Karimo rekomenduotos motoprekių parduotuvės. Tenai gavau akumuliatorių ir alyvą. Deja, negavau to riebokšlio, tos tarpinės guminės karbiuratoriui. Užsipildžiau naują akumuliatorių, kol jisai visas formavosi savo rūgštis. Aš tuo tarpu pasikeičiau alyvą, pasikeičiau filtrus, riebokšlį dar vieną tokį. Ir išvažiavau toliau ieškoti tos tarpinytės. Ja, netikėtai visai radau tokiam mažam servisiuke. Ir tas žmogus sako, dok, pažiūrėsiu, žinai, atsidarė savo stalčių, žiūriu, ten daug visokių pridėta. Sako, šitą pabandyk. Pabandžiau, tiko idealiai, viskas. Susitaisė ne tai, kad nebebėga kuras per lauką. O aš dar manau, kad kai buvo labai perteklius didelis kuro, ten jisai springdavo juo ir, žodžiu, dabar nebetrūkčioja ir galima važiuoti. Taigi, aš papietauju, pusryčiavau restorane, pietus irgi neblogam restorane ir tuomet į Sevilijos pusę. Skanaus. Na ir kaip čia signalas veikia, šviesos veikia? Veikia. Pažiūrėk, vedasi, ane? Vedasi, stebėk kaip vedasi. Kaip naujas. Apynaujis. Tiks. Susitvarkęs motociklą, palikau Malagą ir toliau judėjau į šiaurės vakarus nuostabių vaizdingų maršrutų, kurio keliukas kartais keisdavosi iš asfalto į gruntinį, kirto kalnus labai gražiais vaizdingomis atodangomis. Vėliau po truputėlį pradėjo krapnuoti,
galvojau, viskas bus gerai, bet įsilijo stipriai, nusprendžiau nutraukti važiavimo maršrutu ir ieškotis greitesnio, patogesnio kelio. Google Maps rodė, kad yra audros rizika ir iš tikrųjų Leonardo uraganas, kuris dabar siaučia visoje Iberijoje, pakišo ir man koją. Nuvedė mane maršrutas į labai nuotykinį keliuką, kuris buvo visas sueižėjęs, sulūžęs, vietomis betonas, visas suskeldėjęs gabalais. Ir tenai kiek įmanoma bandžiau pavažiuoti iki atsiradusios tokios stipresnės kliūties. Tada teko suktis atgal ir ieškotis kito kelio. Bet tikrai patiko ir įdomu, kur tas kelias būtų toliau nuvedęs. Vėliau susiradęs nakvynę, nes įsilijo gan stipriai, pernakvojau. Na, o šiandien aš sveikinuosi su jumis iš Portugalijos, kuri alsuoja pavasariu, gėlės žydi, krūmai kvepia, saulė šildo. Už manęs matosi toliai ir tai, kas manęs laukia šiandieną, tai yra lietus. Aš kurį laiką buvau be lietaus jau, kelias valandas apsidžiaugęs, bet panašu, kad teks vėl įvažiuoti. Na, nieko tokio. Tai va. Motociklininkai važiuoja, sveiki, Tuaregas, Anglas. Na, nežinau iš tikrųjų. Norėčiau aš jūs supažindinti su žemėlapiu, kad jau čia sustojome. Vėjuotą dieną. Aš jau pažymėjau už jūs, jums žymėti nereiks. Paskutinį kartą praeitame epizode mes buvome kartu su jumis Maroke. Iš Maroko grįžome per Casablanką, per Rabatą, per Tandžyrą, grįžome atgal į Iberijos pusiasalį ir palikę Malagoj skridome atgal. Jūs ir aš. Šioj kelionės daly tikslas yra aplankyti vakarinę pusiasalio dalį. Jau dabar aš esu skaitausi, kad įvažiavęs štai čionai į Portugaliją. Šiandieną turbūt liksiu pietinėje dalyje, nes centrinė ir šiaurinė tiesiog skalauja lietus nesibaigiantis. Na, o po to judėsiu į šiaurę ir žiūrėsiu, kaip bus toliau. Tai va, ką žinau. Pakol kas viskas faina. Motociklas veikia gerai. Viskas tvarkoja, nežinau. Va, parodysiu iš arčiau. Na ir niekur nelaukus pradėjo lyti. Norėjau važiuoti tokiu maršrutu, miškais ir šiloniais, vingiuotais keliukais, bet matydamas, kaip viskas pažliugo, kelias ir aš nusprendžiau važiuoti greitesniu maršrutu, įsijungiau Google Mapsą ir dabar jau esu viešbutyje. Iš tikrųjų esu dabar stotelėje ir slepiuosi nuo lietaus, nes jau įvairios kūno dalys sušalo ir sušlapo. Dar liko 100 km iki viešbučio. 3 dieną įimu viešbutį, nes neįmanoma viskas plaukia. Tai va. Gerai, persikelkime į rytojų, nes aš daugiau nieko šiandien nebenoriu filmuoti. Ačiū, iki. Labas rytas, sveikinuosi iš Bežo miestelio, vis dar pietų Portugalijoje. Šiuo metu nelyja, bet mano maršrutas į šiaurę, kur tikrai lyja. Prognozės žada 6 cm lietaus. Paguglinau, kad Lietuvoje 6 cm lietaus būna tipinė lapkričio diena. Tai panašu bus ir šiandien tai. Svarsčiau kitus variantus, pasiimti vietinį CTB, kainuoja beprotiškus pinigus. Galvojau, gal iš viso palikti Lisabonoje skristi atgal, bet tada irgi nesąmonė gaunasi. Tai, žodžiu, lieka variantas išsimaudyti dar vieną dieną. Tai nežinau, ką čia nufilmuoti per lietų, bet jeigu kurį laiką nebus, gal dar ir kokį treilą įvažiuosime. Tai, žodžiu, pradedam lietaus kelionę. Tęsiam lietaus kelionę. Netrukau suprasti, kad ši diena, kaip ir vakarykštė, bus kupina lietaus ir galimai šalčio. Sustojau pačiam pirmam pasitaikusiam miestelėje prekybos centro pavėsinės prieglobstyje
užsikaičiau savo kavos sušilimui. Vėliau dar pavažiavęs nusprendžiau įsukti į treiliuką, pasivažinėti po balas. Sutikau tokį ūkininką, aš jam mojuoju, sakau, ar čia gilu bus šito bala prieš mane, nes atrodo tokia giloka. Jis man sako, žinai, nieko. Sako, jeigu tu važiuosi ten toliau, tenai tai bus gilu. Pasirodo, paaiškino man portugališkai. Sako, kad tenai yra rezervuaras didelis vandens ir jis yra išsiliejęs ir, žodžiu, ten yra aplėtas kelias ir nepravažiuosiu. Na tai aš tada mečiau viską velniop, sustojau dar po tiltu atsigerti kavos, nes lyjo vis stipryn ir nusprendžiau susirasti nakvynę ir tai buvo nuostabus Tevora ar kažkaip miestelis ir jame aš galėjau atlikti kultūros programą, aš mačiau romėnų dar 1 amžiuje pastatytus dabar jau griuvėsius šventyklos, po to buvau surrealizmo parodos pasižiūrėti galeroje, na, o pabaigai pasivaikščiau ant miesto katedros stogo, pas juos tai leidžiama daryti, taip pat ir negalėjau atsisakyti progos nusipirkti Coca-Colos gėrimo iš bažnyčioje esančio gaiviųjų gėrimų aparato. Taip ir baigiau savo vakarinę pažintinę programą. Na, o šiandien jau yra kita diena ir aš sveikinuosi su jumis iš centrinės Portugalijos dalies. Kaip matome, nebelyja, 5 diena ir štai mes turime saulę. Geriu savo rytinį vandeningą dekafą. Ir jau šiek tiek ir pasivažinėjau motociklu. Va, sulaužiau droną, gaila, nes nebebus kadro iš viršaus, bet maršrutas toliau drieksis į šiaurę. Norėčiau pasiekti Serra de Estrella Nature Park su kalnais. Va, dar įdomus faktas, už mane stovi medis, iš kurio gaminamas kamštis vynui kimšti. Matosi, vat, jį ten 1 metrų kamieno atgremžia vis, šitam jau, man atrodo, 3 kartus tą darė. Tai, žodžiu, tęskime kelionę, ar ne? Lekim. Kaip slidu. Važiuok. O ne, nepavyko iki galo. Eik tu savo. Na, ganėtinai wow. Nors niekada nebūni visiškai toli nuo civilizacijos, bet ėjimo prasme tai būni toli. Už manęs matote Tacho upę,
Tai yra upė, nors iš tikrųjų panašu į jūrą, nes bangos skalauja kaip Baltijos krantus, sakyčiau. Čia, kur stoviu, dar visai neseniai buvo užlieta vandens, nes matosi suneštinės tokios formacijos. Visai šalia yra užtvanka, per kurią norėjau važiuoti, bet galimai nepavyks, nes jau ir dabar reikėjo atitvarą patraukti, kad galėčiau pravažiuoti, nes buvo kelias uždarytas. Galbūt buvo su ryšium, kad čia buvo užpiltas šitas kelias, nežinau. Bet ta prasme, pamatyti tokią upę po potvinių yra crazy. Nu, gamtos gale, ar ne? Kiek daug vandens yra išlyta, kuris visas nesusigėręs į akmenuotą gruntą subėga į upę. Čia po manim matosi visas vanduo. Šioks toks įdomesnis momentas kelionėje. Bevažiuodamas pastebėjau nemažai išvartytų ženklų, išlaužytų medžių ir suvedžiau su šituo Leonardo uraganu, kad tai įvyko dėl to, nes tiesiog būtų keista, jeigu tiek vienoje vietoje būtų numušta. Taip pat pamačiau tokius griuvėsius, čia aiškiai yra nauji, net tenai po žaliais vartais matosi automobilis prispaustas. Sustojau šiek tiek pasižvalgyti įdomumo dėliai ir grįžtu prie motociklo ir kągi aš matau, ogi vos ne upeliu tekančią alyvą variklio. Tiksliai nesimato iš kur, bet spėju, kad greičiausiai iš žvaigždutės ašies riebokšlio, kuris leidžia. Ir tai yra bėda, nes užgesinus kaip ir nebėga, nes jis nusistovi žemiau, bet jeigu yra užvestas variklis, tai liejasi upeliu realiai, net nelaša. Ir tai yra problema, nes aš aišku neturiu tokio riebokšlio. Aš šiaip turiu riebokšlį galiniam ratui, hubui, bet neturiu šitam. Reiktų pasižiūrėti ir net nežinau, ką daryti. Reikėtų tada į miestą kažkokį tai važiuoti didesnį, ieškoti servisiukę. Tai truputėlį planai pasikeitė, žodžiu. Tai va. Ką patarsite? Tikriausiai universali priemonė klūpėjimas prie motociklo padėjo sulaukti pagalbos. Sustojo vyrukas vardu Ricardo, kuris taip pat yra motociklininkas. Jisai, kaip pats sakė, turės KTM 3PM grinai kalnams, o taip pat Yamaha Tracer T9, bet ne automatą, nes neprasideda su nesąmonėm. Tai va, jisai sustojo, sako, kuom galiu padėti? Sakau, jeigu turėtum riebokšlį, tos ašelės, kur žvaigždutė dedasi, sakau, būtų labai gerai. Tai jisai pasižiūrėjo bagažiniai, neturėjo. Bet susiskambino su dirbtuvėmis, kurios buvo už 11 km. Kol jisai skambinosi ir tarėsi, aš pabandžiau tą triuką. Žinote turbūt, kas motociklizmu užsiemate. Kaip sustabdyti tekančias šakes. Tai iš butelio taros išsipjauni tokį neva kaip kabliuko formos plokštelę. Jie įkiši už gumos ir jie taip prasukė aplinkui. Ir tas kabliuko ta forma, jinai neva išvalo visokias dulkes ir grūdelius žemės. Šiaip man su šakėm niekad taip nepavyko pataisyti, net trumpam, bet su ta šele pavyko. Aš prasukau 2 kartus ir nebelikino nė trupučio. Mes atvažiavom, Ricardo mane palydėjo iki miestelio už 11 km. Bon dia. Ir mes atvažiavom, nė lašo nebuvo nulašėję ant asfalto. Taip, kad ta priemonė padėjo ir aš atvažiavę, aš sakau, duokite man vieną riebokšlį, aš vėliau galvoju, pasikeisiu, kada turėsiu progos. Jisai sako, davai, sako, važiuok čia, mes tau pakeisim, bus greičiau, žinai. Galvoju, iš kitos pusės irgi failą, nes aš ten būčiau bandęs su peiliuku iškrapštyti tą riebokšlį. Aš tikiu, kad įmanoma, bet daugiau darbo. Įsivarė, pakeitė,
kadangi reikėjo atlaisvinti, jie buvo nuėmę truputį ratą ir suveržinėdami pastebėjo, kad jis šiek tiek kliba. Aš sakau, aš žinau, aš turiu guolį ir riebokšlį tos dalies, kuri yra, kur žvaigždutė galinė dedasi, yra tokia ant gumų, jinai truputėlį, žodžiu, sudilo, matosi net. Tai sako, duok pakeisim. Nu gerai, daviau, pakeitė tą ir sako, pastebėjom, kad nėra vienos dalies. Tai yra tarp rato stebulės ir tos žvaigždutės dalies turi būti tokia tarpeliukas, toks speiseriukas. Jos nebuvo. Greičiausiai jinai buvo pamiršta kažkur, kai buvo pradurtas ratas Maroke. Nesvarbu. Sako, čia problema, nes dabar, kai suveržė šitą rato varžtą, laužėsi guoliai, tai tos dalies reikia. Tai man atrodo, kad jie panaudoja kokią nors galvutę, gal ant 19 ar 21. Bet jie sutaisė ir paleido mane. Dabar jau yra kita diena, aš esu tam pačiam miestelį iš tikrųjų, va, saulė išlindo, bet dar prieš 3 minutės lyjo gan stipriai ir toliau ir lisva jau matau tolumoje atslenka vėl debesis. Šiandieną planas yra nuvažiuoti, pasiekti galbūt kalną 80 km ir spręsiu toliau ką daryti, nes žada visą dieną lietų ir ar tenai man tęsti ar netęsti, aš nuspręsiu. Bet žodžiu, va tokia va istorija su nutikimu, tai nieko nelaukiant turbūt deduosi šalmą ir važiuoju. Tęskime kelionę, nes panašu, kad oras pasitaisė. Taigi kelias yra uždarytas toliau ir ne veltui, nes iš tikrųjų labai prastos oro sąlygos, net ne tiek apšalęs kelias, nors iš tikrųjų yra vietų, kur yra ledas ir slidu, bet dar sunkiau yra, kad yra labai stiprus vėjas ir kai tu važiuoji, gūsis tave realiai stumteli į šoną ir jeigu yra šiek tiek slidžiau, tai labai nejauku. Žodžiu, panašu, kad va tenai tolumoje matosi kalnas, bent jau vienas dar yra toliau kitas. Tenai turėtų būti observatorija, deja jos nepavyks pasiekti. Taigi tenka apsisukti atgal ir grįžti į pliusinę temperatūrą, bet crazy, kaip staigiai pasikeičia viskas. Na ir išties puikiai pasivažinėjau kalnų keliukais, labai linksmi, pažliugę, upeliai teka skersai ir išilgai. Radau ir užstrigusią automobilį, kuris priminė labai tą atvejį, kai pats buvau užstrigęs dykumoje visam
pažliugusiam grunte, tai čia lygiai taip pat eini ir jauti, kaip jisai kaip kilimas minkštas tas gruntas, nors atrodo visas akmenuotas. Dabar šitoj pusėje, pietinėje pusėje lieka snieguota viršukalnė su observatorija, kurios apmaudu šį kartą nepasieksiu. Toj pusėje slėnis, kuris ves į kalvotas kaip bangas šiaurinės Portugalijos dalis. Čia akimirkai sustojau papietauti, žinoma, gurmet stiliumi. Šiandieną turiu kiaušinius, sardinių pate ir apelsiną. Ir aišku, atitirpintą afogato. Taigi, papietauju ir toliau tęsime kelionę. Papietavęs toliau leidausi slėniu į šiaurę. Buvo lengvesnių galbūt keliukų, kartais galbūt net ir sudėtingesnių. Trial zonos segmentas buvo. Vėliau pradėjo temti ir reikėjo sustoti nakvyniai. Laimiai maršrute radau koplyčią, kuri didžiai nuostabai turėjo stoginę ir apšvietimą ir net staliuką su suoliuku. Labai apsidžiaugęs sustojau, apsistojau šitoj vietoj, net nestačiau palapinės, iš tikrųjų tiesiog kilimėlį ir miegmaišį nusimečiau ir likau nakvoti. Šį rytą labai apsidžiaugiau, nes iš vakar buvau užsistatęs laikmatį savo rytiniai kapučino, taigi net nereikia laukti, atsikėliau ir iš karto kimbu į puodelį. Turiu jums klausimą, mielieji žiūrovai, ar pastebėjote vakar pašalinį garsą sklindantį iš motociklo? Jeigu taip, tai ir aš pastebėjau, buvo vakar šiek tiek nejauku važiuoti. Sklinda garsas aiškiai iš rato, nes sukant ratą jaučiasi, bet dabar pastebėjau, kad šį rytą garsas jau yra kitoks, jisai labiau džeržgiantis negu klaksintis, todėl aš nusprendžiau nuimti ratą ir pasižiūrėti, kame yra problema. Ir iš tikrųjų, galimai problema buvo tame speiseriuke, kurį įdėjo servisiuke. Galbūt jisai rėmėsi į riebokšlio guolio tarpinę, nežinau tiksliai, bet šiek tiek kitaip surinkau su kitokia galbūt seka, sakykime, ir dabar garsas kaip ir pranyko. Tai džiugu, dar atlikau keletą servisiukų. Na, o dabar aš jau esu pasiruošęs kelioniai, už manęs matosi koplyčia, prie kurios ir nakvojau. Plano šiandien konkrečiai tikslaus ir nėra, nes buvau suplanavęs važiuoti į šiaurės rytinę dalį, į Bilbao miestelį, miesteliuką, bet šiek tiek pasikeitė tvarkaraštis ir aš nežinau, ar man iš tikrųjų ten dabar reikia skubėti, bet nežinau, ar kur man važiuoti. Žodžiu, laisvas grafikas. Tai važiuojam toliau, tęsim kelionę. Pasiekęs šiaurinį Portugalijos pakraštį, kirtau sieną į Ispaniją ir iš tikrųjų labai pasisekė su laiku, nes visiškai netikėtai viename iš pravažiuojamų miestelių pakliuvau į užgavėnių karnavalą, kuriame buvo persirengėliai su įvairiom kaukiam, šokantis, visai plakstantis ir bandantis užkibinti praeivius ir žiūrovus. Vėliau, važiuojant, vėl pasigavo lietus.
Bet jau visai antroje dienos pusėje išsigėdrinus, nulipau nuo pagrindinio kelio ir važiavau labai lietuviškomis pievų pakraštėmis. Vienintelis dalykas, kas skyrė nuo Lietuvos, tai yra tolumoje stūkstantis kaimo akmeniniai bokštai. Šiandieną jau spėjau pasivažinėti senu nebenaudojimu geležinkeliu. Bėgiai, kurio jau yra demontuoti, bet visa kita infrastruktūra, tai yra tiltai ir tuneliai išlikę. Taigi atvažiavau iki Trespenderne stoties, kaip tikras mašinistas, išlaipinau žmones ir pasišsukau į lengvą bekelę ir gruntiniu grublėtų akmenėtų keliuku užkilau į kalną, ant kurio viršukalnės yra įrengta telekomunikacijos stotis. Taigi sveikinuosi su jumis nuo tokios nuostabios atodangos. Oras šiandien yra tiesiog puikus tęsti kelioniai. Šiandieną nusimato, šiaip jau iš tikrųjų nebedaug ir beliko, apie 100 km gal, bet maršrutas drieksis dabar jau per kalnus, kur matau baltuojančias viršukalnes. Taigi pati šiaurinė dalis iki Bilbao miesto lieka visai nedaug. Važiuojam. Taigi buvo visko. Buvo ir karvių, ir šunų, vėliau plentuko, ir riverkrosinimo, ir po riverkrosinimo vandens išpilto iš batų. Kuo toliau į kalnus, kelias darėsi vis sudėtingesnis. Įvažiavus į ganyklas, balos tapo tokios gilios, kad neužstrigti tekdavo prasistumti motociklą. O pasiekęs viršukalnę ir besileisdamas žemyn apsidžiaugiau, kad daugiau klampių balų nebebus. Ir iš tikro prasidėjo lengva tokia trial zona, kur leidausi nuo kalno vingiuotais akmenuotais keliukais. Po to įvažiavęs į tokią seną apleistą gyvenvietę sutikau šunį sargą tos gyvenvietės. Taip pat ten stovėjo dar ir bažnyčia sena. Na ir vėliau įvažiavau į keliuką, kuris buvo tapęs literaliai pačia upe, nes jau nebėra kur tam vandeniui dėtis nuo tiek daug lietaus. Tai teko važiuoti tokia, nors ir negilė, bet, sakykime, kalnų upe. O po to, temstant, išvažiavau jau į plentuką, kuriuo sėkmingai pasiekiau Bilbao miestą. Šiandien jau ryte spėjau atsikelti ir nusipirkau aukščiausiai vertinamų sardinių konservų mieste ir nusiploviau motociklą. Na, o dabar užkilau ant kalno, nuo kurio matosi tolumoje uosto panorama. Tuoj pat leisiuos žemyn į savo keltą, kuris jau matosi, kad laukia manęs. Bet prieš tai galbūt užbėkime trumpam į žemėlapių kambarį, kad peržvelgtumėm, kasgi šitoj kelionės dalyje įvyko. Tai gal trumpai tada, kaip viskas įvyko čia per pastarąsias 2 savaitės. Prieš kokias 10 dienų turbūt įvažiavau į Portugaliją, kilau į viršų, nepasiekęs vakarinės pakrantės, nes buvo tragiškas oras, iš tikrųjų tenai labai ypatingai lyjo ir buvo potviniai didžiausi, kai kur net iš tikrųjų neišėjo pravažiuoti, teko keisti maršrutą. Nesvarbu, čia už Koimbros toliau buvo tas kalnas 2 km aukščio, Torre de Sera, kur tikėjausi rasti observatoriją ir buvo viskas prisnigta, žodžiu, teko vėl keisti maršrutą. Vėl važiavau labiau dar į šiaurę ir įvažiavau į Ispaniją vėl. Ispanijoje ten radau tą užgavėnių šventę, patiko. Ir po to važiavau į rytus, nes negalėjau vėl kalnais važiuoti, nes visur lyja. Aš ir taip praktiškai visur lietui iš paskos važiavau. Tai žodžiu. Ir po to galų gale atvažiavau iki Bilbao miesto. Dabar, kaip sakiau, už manęs jau yra uostas ir keltas laukia. Dar neskambina, bet jaučiu, kad jau to reikės paskubėti. Dabar įsėsiu ir čia porą dienų turėtų plukdytis. Porą dienų. 2 dienas, realiai. 1 naktinė, 2 dienas. Ir atplauksiu į čionai šalia Waterfordo, į Airijos pietrytinę dalį. Ir tada jau man liks nebedaug iki centrinės dalies, kur ir paliksiu motociklą. Tai toks planas. Lėkiu aš tada į keltą. Susitinkam vėliau, kitą dieną turbūt.
ką aš tam kelte veiksiu? Skaitysiu knygą. Susitinkam tada Airijoje. Į Airiją atplauksim naktį, blin. Labai prastai gavosi, prastas maršrutas, tikėjausi, kad dieną mes išsilaipinsim, bet atplauksime naktį. Tai, nesvarbu, važiuoju. Taigi, įsilaipinau į keltą, kuris buvo pavėlintas maždaug 5 valandom dėl prastų oro sąlygų. Ir tiesą sakant, iš karto išplaukus iš uosto matėsi, kokia kelionė laukia, nes buvo bangos milžiniškos tiesiog. Rodmuo rodė iki 7 metrų aukščio bangas. Keltas, kuris yra 3 aukštų, ten fūros sustatytos ir panašiai, visas šokinėjo per tas bangas, jausdavosi, kai jisai pakyla, tada tokia lengva nesvarumo būklė ir jisai visas girgždėdamas ir dardėdamas į tą sekančią bangą atsimuša, tikrai įspūdinga. O jeigu eini į tualetą, pavyzdžiui, tai kai kurie žingsniai būna, atrodo, kad šiek tiek sklendi ore. Tiesa, vaikščioti daug neteko, nei man, nei kitiem keleiviams, nes visi gulėjome ant grindų, nebuvo daug labai patenkintų šituo supavimu. Bet po 32 valandų gulėjimo maždaug atplaukiau į salą, išsilaipinau, bet jau buvo naktis, taigi teko improvizuoti su nakvynė ir susiradau tokią mažą įlankėlę. Šiandieną jau yra kita diena ir aš sveikinusi iš jos. Puikus, nuostabus sukanotas rytas. Šiandieną pusryčiams yra 2 kiaušiniai, mandarinas ir airiška kava. Taip pat susipakuoju savo šlapią palapinę, vienas malonumas tą daryti, žinoma, ir esu jau pasiruošęs. Už manęs tenai dar yra, kaip matėte, skendęs, turbūt žvejybinis laivas. Diena nusimato puiki, lengvas lietutis, rūkas, ko gali daugiau reikėti. Šiandien yra paskutinė kelionės diena, lieka kiek mažiau nei 200 km iki finišo. Užbaigiam, važiuojam, finišuojam. Pastabesni žiūrovai galbūt naktį važiuojant pastebėjo ant kranto stovinti seną laivą. Tai yra daugiau nei 100 metų senumo krovininis prekybinis laivas, kuris pradžiai buvo naudojamas pagal paskirtį, vėliau kaip sandėliavimo laivas, galų gale jo buvo atsisakyta ir jisai nutemptas į įlanką ir pastatytas prie kranto toliau pūti. Vėliau kelias tapo vis smulkesnis ir siauresnis, kol galų gale takeliu važiavau palei jūrą, o užkilęs į kalną radau į bokštą primenantį statinį, kuris buvo naudojamas kaip signalams perduoti virtinę tokių bokštų palei pakrantę, kurie stebėdavo, ar jūra neatplaukia priešų laivai ir taip vieni su kitais komunikavo. Taip pat paėjus šiek tiek arčiau kranto galima rasti platformą apleistą, kuri buvo naudojama kaip kranas turbūt. Na, o dar po poros vingiuotų ganyklomis apsuptų keliukų galų gale finišavau ir dabar esu čionai, kur paliksiu motociklą. Labai džiaugiuosi finišavęs. 13 dienų, 2300 km. Buvo visko, bet labiausiai buvo vandens. Net ir dabar batai žliuksi. Nebuvo turbūt nei dienos, kai nelyto, daugiau ar mažiau. Nesvarbu iš tikrųjų, kitą kartą gal bus daugiau saulės. Tai motociklas čia lieka, neaišku, kuriam laikui, galbūt pusė metų, gal net metam, ar net dar daugiau. Pasižiūrėsim, kaip leis šeimininkai. Jam reikėtų atlikti čia kitokį servisiuką. Galinis ratas truputėlį kliba, jam būtų gerai jį netgi visą pakeisti arba keletos ten vidinių dalių.
cilindras pradėjo leisti alyvą. Čia nežinau, ką tai reiškia. Galiniai posūkiai nebeveikia. Nu, smulkmenėlės. Bet pasižiūrėsim, kaip seksis taisyti nuotoliu. Žodžiu, tai ką žinau, palieku tą motociklą, keliauju namo. Ačiū ir iki tada. Dabar, kur yra Lietuva? Toj pusėje ir toj pusėje? Jau šitoj. Gerai, ate.